kaip apskritai vertinate savo partijos pasirodymą rinkimuose? Aš jau sakiau, kad mes šiuo metu turim daugiau negu 2004 metų rinkimų, kad mes turim 21 narį, šiandien mes turim 26. Turim galvoje, kiek buvo prieš mus oponuojama. Jeigu čia būtų tik tai kritika ir oponavimas, tai čia yra vienas dalykas. Bet iš esmės tai buvo didelė dalim šmeižtai, intrigos, apkalbos, gandai. Tai rezultatas iš tikrųjų yra geras. Akivaizdu, kad socialdemokratai turi savo elektoratą. Aišku, mes taip pat matom savo silpnąsias pusės. Manau, kad mes ne viską padarėm viešoje erdvėje. Dėl daugelio priežasčių, aš manau, kad kaip tik šitą instituciją mums reikės stiprinti. Mes, manau, kad turim peržiūrėti mūsų rinkimų taktiką ir strategiją didžiuosiuose miestuose. Nes manau, kad čia taip pat yra nemažai mūsų elektorato, tačiau mes dėl įvairių priežasčių nepasiekėm. Mus, aišku, neabejotinai slėgė ilgą laiką įvairius mums primestos intrigos partijos viduje, kaip žinote. Tai šitoj vietoj visą tai vertinus ir turint bendrą paveikslą, aš manau, kad rezultatas yra visumai geras. Sakykite, jūs sakote, kad įmanoma, kad socialdemokratai formuos valdančiąją koaliciją, tuomet su kokiomis partijomis jūs galėtumėte tai daryti? Ar matote save? Manau, kad šiuo metu dešinieji turi iniciatyvą ir jie formuoja. Jeigu jie nesuformuos ir nesugebės susitarti, tai bus visai kita situacija. Socialdemokratai pripažįsta visas partijas, kurias žmonės išrinktų. Tokia yra rinkėjų valia. Bet susitarti reikėtų programinių pagrindų. Mes turim savo aiškias labai nuostatas. Aš sakiau, pagrindinė nuostata yra tai, kas šiandien ant kieno pečių bus užkrauta ekonomikos sulėtėjimo, finansų krizės kaštų. Čia esmė. Ir ne tik tai. Ir didėjančių kainų, energetikos, šilumos ypatingai. Yra daug labai iššūkių būsimai vyriausybei. Tai o vis tik su kokiamis partijomis būtų lengviausiai susitarti? Konkrečiai. Mes programinių pagrindų su visom partijom galim susitarti, jeigu jos pritars mūsų pozicijai. Tai nusistatymų neturim. Iš ankstinių. O ką reiškia lengva arba sunku? Derybos yra derybos, jos visada yra lengvas.